Naktis vėl ilga, o kambarys per tuščias. Ant stalo padėtas telefonas be garso. Žiūriu į ekraną, jau turbūt 100 kartą, bet ranka sustingsta ir nedrįsta pradėti. Tiek daug žodžių sukasi mano galvoje, tiek daug minčių, kurių niekam nepasakiau. Norėčiau parašyti tik paprastą labas, bet prisiminimai sustabdo mane. Per daug kartų laukiau, per daug kartų tikėjau, per daug žmonių pažadėjo ir dingo be žodžių. Todėl dabar net viena žinutė atrodo baisi, lyg nuo jos priklausytų visa mano ramybė. Dar noriu parašyti, bet bijau likti viena su savo žodžiais. Bijau pamatyti tylą ten, kur laukiu atsakymo, ir vėl surinkti sudužusias mintis. Nes kiekvienas ignoruotas sakinys palieka randą širdyje, ir kartais atrodo, kad gyvenimas pavargo nuo manęs, o aš pavargau visko tikėtis. Kiek neišsiųstų žinučių slepiasi juodraščiuose, kiek jausmų liko tarp ištrintų raidžių. Aš nebijau prisipažinti, kad pasiilgau, aš bijau suprasti, kad manęs niekas nelaukia. Už lango gesinasi miesto šviesos, o mano mintis vis dar nemoka užmigti. Bandau save įtikinti, kad man nesvarbu, bet širdis ir vėl mane išduoda. Gal kažkur yra žmogus, kuris irgi tyli, kurio rankos taip pat nedrįsta parašyti. Gal mes visi kartais slepiamės už ekranų, nes bijome būti nebereikalingi. Todėl šią naktį vėl paliksiu viską neišsiųsta, paliksiu žodžius tik savo ir savo mintims. Nes kartais sunkiausia net parašyti pirmam, o susitaikyti, kad atsakymo gali ir nebūti. Ir nors širdyje vėl kaupiasi nusivylimas, aš dar saugu mažą viltį, kad vieną dieną mano žinutė pasieks žmogų, kuris nepaliks manęs vienos tyloje.